Kadangi vartelių neturiu, tai turiu tokį vieną instrumentą. Technologija! Opa. Tada perlipam, išjungiam piemenį ir tada galim kažką kitą daryti. Šiais metais įsigijau piemenį su 200 vatų saulės kolektorium. Daug tinklo, net nežinau kiek čia kilometrų. Šitam piemeniui tiesiog irgi reikalingas 5 žeminimo stripai. Į vidų yra akumuliatorius, tai nereikia nei jokių rozečių, nei laidų. Pakrauna akumuliatorių nuo baterijos. Kol saulė veikia, viskas tvarkoj, nėra, tada iš akumuliatoriaus naudoja energiją. Tai manau labai geras sprendinys šitam reikalui. Yra dar žaibosauga. Jeigu trenkia žaibas, kad nesudegintų piemenio, tik nežinau, ar gerai pajungiau. Tai va. Šiais metais iš tikrųjų įsigijau net 2 elektrinės. Čia mažytę turiu ir ant kalno vieną didelę. Tai čia yra 15,3 kW saulės elektrinė. Ją pastatė man vasario vidury. Tai vasarį elektros kaina gal sumažėjo 8 eurų. Tada buvo kovas sugeneravo gal kokį 1400. Balandis sugeneravo 1900 kWh, gegužė 1800 kWh. Tai iš tikrųjų net balandis turėjo daugiau saulės negu gegužė, o kalbant apie išlaidas elektrai, tai aš taip skaičiuoju, kad balandis sumažėjo elektros kaštai apie 240 eurų. Nes vis tiek yra reso mokesčiai, reso turi atiduoti ir taip toliau. Tai sakyčiau, visai pasiteisino, porą metų ir atsiperka. Nu, kol kas taip. Dar laukiu Eno paramos, tai kai gausiu, tada labai būsiu patenkintas. Tai va, o dabar viskas gerai. Čia aš dabar net nežinau, kiek jų iš tikrųjų yra, apie 40, gal 40 ir daugiau. Ateina jos. Prieš porą savaičių dariau atskyrimą patinėlių, patelių, patinų. Tik tai buvo vienas niuansas, kad neįvertinau, kad šalimais negalima jų aptvarų turėti, nes viską padariau, atitvėriau, šalimais aptvaras buvo, visi vėl subėgo į krūvą. Tai šią savaitę vėl iš naujo bandysim atskirti ir vėl išvaryti į atskiras ganyklas. Naujų yra tiek pat, kiek ir buvo senų. Tai faktiškai, kiek čia jų yra, aš net, jeigu neklystu, 40 kem 2 gal net su viršum yra ir buvo 19 ėriavedžių ir 1 patinas, visa kita yra prieauglis 20. Tai va, kitais metais jau tikiuosi turėti jau nebe... Vis tiek dabar yra iš šitų 40-10 patinėlių, tai patinėlius tiesiog reiks juos realizuoti. Tai bus 30 patelių, 20 ėriavedžių, 10, kuriuos reiks paauginti. Tai kitais metais tikiuosi turėti apie 50-60 realistiškai avių. Patinka darykit, jeigu galvojat, kad čia išmokas ar labai gerai, tai čia nieko nesigaus. Čia turi patikti, turi būti noro, turi daryti, nes čia bus tokių dalykų, kad ir turėsi traukti, ir ėriuotis, ir priimti gimdymus, ir kilometrus tvoras tverti, ir šėrimai, ir visi kiti reikalai. Nėra taip, kad čia paleidai ir smagu. Ateina žiema ir žiema parodo, ar tu gerai dirbai ir gerai susiruošei visą. Tai va, tai tie gal, žinai, čia tų pinigų lengvų nebūna, dalykų irgi lengvų nėra, tai čia turi patikti. Aišku, reiktų, kad gerai veiktų, reiktų labiau gal pakraščius apipjaut, kad žolės nebūtų, kad ta elektra nedingtų, o čia rodo, kad 5,5 kW atiduoda į šitą piemenį. 5,4, 5,5. Ir rodo aukštoką žolę, tai reiks laikui bėgant apipjauti, kad geriau veiktų. Tai va, savo stebuklingą įrankį naudoju. Opa, ir padedu į vietą.